nelaimės atveju reikia stabdyti sunkvežimiuką. Kažkoks neaiškus garsas gale ir štai kas atsitiko ratai. Nuostabus rytas, važiuoju kažkur nuo kalno ir tik bum, toks didelis iš galo. Jokio supratimo, kas atsitiko. Sustojom, žiūriu, kad padanga tuštutėlė. Štai, visiškai tuščias buvo. Tik sustojom jau išsileidęs. Užlipo Audrius ant stogo, zapaskę nuimti. Šitą ratą reiks nuleisti, atsargiai žemyn. Tai strigom kažkur giliai tarp kalnų, o aš neturiu rakto ratams atsukti. Bet visa laimė šalia buvo maždaug gal 5 namų kaimas, kuriame ir suradau pagalbą. Reikia 24 rakto, kol kas pas mane didžiausia galvutė 22. Ir kas keiščiausia, kad anoj pusėj ratas su maksimaliai dideliais 22 varžtais. O čia vat pasirodo visai kiti varžtai sudėti. Atvarė toks jaunas bičiukas, Aleksas, atsivežė įrankius, kurių mums jau reikia, bet mes to varžto vis tiek neatsukam. Niekaip ratas neatsisuka, Audrius net žmogų iš miestelio surado ir 3 kartą žmogus dabar važiuos kito įrankio pasimti. Gerai parodijas yra ratas. Bandysim pakaitinti. Tada galiausiai išsitraukiu dujinytę turistinę, užkaitinu kaip reikiant varžtus, tuo metu Aleksas nuvaro pas save į namus, pasiima tokią didžiulę montiruotę ir taip varžtai buvo atsukti, ratas pakeistas. Čia mūsų draugas Aleksas, jis mums padėjo susitvarkyti su šia iškilusią problemą. Ir Aleksas turi labai įdomų automobilį. Čia Ispanijai turi Opelį vokišką, bet pažiūrėkit koks gražus, kokie ratai, kaip visas blizga. Jis myli automobilį, šiaip labai fainas žmogus. Okay. Muchas gracias. Encantado. Hola, amigo. Va, kokia technika, kaip užkelt ratą į viršų. Beveik 2 valandos ir viskas baigėsi. Audrius ant stogo kels tą negerą padangą ir važiuosim kažkur papusryčiauti. Labas, draugai. Sveiki sugrįžę į kanalą Skanios kelionės. Šioje vietoje kiek daugiau nei prieš 2 metus mes jau lankėmės. Ir čia visur aplink mane buvo sukrauti dideli akmenys ir į keliuką esantį man už nugaros nebuvo galima patekti. Patikrinus ir šitą pravažiavimą, gal čia maža bus atidaryta. Bet vilčių daugiau nebedėsim, nes lygiai taip pat kaip ir visur uždaryta, užstatyta ir pravažiavimo jokio nėra. O šiai dienai mes turim visiškai skirtingą situaciją, yra daug žmonių, veikia restoranai, kavinės ir mes tuoj pradėsim savo naują kelionę į šalį Portugaliją. Nu ką, adios Ispanija. Rytoj sekmadienis, nieks nedirba, jokie mechanikai, reiks ramiai važiuoti, tai gal tikėkimės atlaikys dar tą padanga ir sėkmingai pasieksime kažkokį didesnį miestą ir ten jau truputėlį stosim padangų keitimui. O taip pat su tokiais miškais mus pasitinka Portugalija, kiek neįprastai nei kitos šalis. Nauja šalis keliautojus pasitinka atokiomis ir miškingomis vietovėmis. Iki artimiausio miesto reikės nuvažiuoti daugiau nei 100 km, neturint atsarginio rato. Tačiau gamtos peizažai bei pakeliui sutikti gyvūnai suteikia keliautojams pozityvumo. O Jėzus, kokie gražnai, kaip savo pikščiai per karvės tokius. Karvytė? Atvykus į naują šalį, pirmiausia, kaip tikriems digital nomadams reikia susirasti interneto kortelę. Praėjome 3 telekomunikacijų kompanijas – NOS, MEO ir Vodafone. Tad nutarėm rinktis Vodafone čia Portugalijoje. Kol kas jie pasiūlė geriausią kainą – 35 eurai mėnesį ir internetas be jokių limitų. Kitos 2 kompanijos siūlė tą patį, bet už 40 eurų per mėnesį. Pardavėjai visi kalba anglų kalba, viską padeda, deda virginijai kortelę, viską paaiškina, ką reikia daryti. Kol kas man Portugalija labai patinka. Nu ką, turim internetą. Kainos yra palyginus su Ispanija ir visomis kitomis šalimis labai geras. Ką, bičiuliai, rytas buvo į Marės mieste. Padanga gerai išsilaikė per naktį. Negaištam laiko, varom iš karto pas mechaniką, nes viena sprogo, kita irgi čia 100 metų senumo serbų gamybos padangos, neaišku kada sprogs. O aš esu be zapaskės, tai daugiau rizikuoti nenoriu. O aš ryte susiradau turgų. Tai yra būtinas dalykas apsilankius naujoje šalyje. Čia Portugalijoje yra viskas labai gerai, viskas labai šviežia ir viskas iš Portugalijos. Tai turim bananus iš Madeiros,
Turim portugališkų kyvių. Pasižiūrėkit, kokio dydžio ir labai minkšti. Aš nekantrauju juos paragauti. Tada turim persimonų. Persimonai yra, sakė, aš močiutės sodą pas tokią babulytę pirkau, ragavau, jie yra su sėklomis, turim daug slyvų ir persikų. Už šios visus vaisius sumokėjom apie 8 eurus, bet tikrai viskas yra labai šviežia, labai prinokę ir bus labai skanu. Taip, suradau vieną servizą, bet siesta nedirba nieks. Tai tikiuosi, čia galėsim pasikeisti padangėlės, va stovi automobilis, pilnas senų padangų. Daugiau nieko, nei oficialio jokio nieko, tiesiog dideli vartai, uždaryta ir viskas. Žinokis čia kaip nori viską pats. Ko laukiam savo eilės, tai truputėlį užsiimu meno terapiją. Nu ką, padangykės pakeistos, biškį pasiderėjom, tai nuolaidykė padarė, dar va, davė tokių oro gaiviklių, būsą pasikabint. O, padangytė, žiūrėkit, visiškai šviežias šių metų. 15 savaitė. Čia šeimos jų versliukas yra, faina vieta pasikeisti padangas. Jeigu kažkas būsit Portugalijoje, įstriksit ar kažką, paliksiu šitą lokaciją būtinai po šiuo video. O čia susiklijavau, savininkė dar užrašė aplink šį miestelį, ką būtinai aplankyti. Vakarėja ir mes dar po šviesiai pasiekėm savo naują nakvynės vietą. Tokios kemperių aikštelės dar nesu matęs. Nu, aišku, čia vos pasistatėm, susirinko daugiau kemperių, bet čia vat yra 2 namukai. Ir šituose namukuose yra tualetas, yra kriauklės, yra dušai ir čia dušai ne šiaip, o su karštu vandeniu. Be viso to, va čia va stovi antena, gaudo Wi-Fi, nu neįtikėtina. Ir visą tai nieko nekainuoja. Tai žinoma, tokią puikią lokaciją pridedu čia į apačią, jeigu kažkas keliausit per Portugaliją. Yra vienas šiaip niuansas, kurį parodysiu šiek tiek vėliau išvažiuojant iš šios aikštelės, bet manau tai nesutrukdys jums apsilankyti čia. Už tų namukų yra ir išsipylimas, vandens prisileidimas, netgi šlanga padaryta, tai nereikia savo šlangos traukti, norint prisileisti gėlo vandens. Kaip ir minėjau, šios vietos vienas iš minusų yra labai status išvažiavimas. Ir ne tik čia jau kreiva, bet dar reikia pasisukti ir kilti aukštinį kalną, kad galėtum išvažiuoti. Būtent tai dabar turim padaryti. Čia tiek statu, kad net susidaro vaizdas, kad čia viskas tiesiog žiauriai kreiva. Viskas varom, varpai muša. Tai ką, kalnas įveiktas. Va, kokie vaizdai mūsų pasitinka vos grįžus atgal į N222 kelią. Su nuostabiais vaizdais bei siaurais keliais, kurias tenka įveikti keliautojams, keliose vaikščiančios karvės tampa tarsi atributas šios kelionės per Portugaliją. Pirmas susipažinimas su Douro upe, dar taip arti neteko lankytis. Čia pasistatėm visai šalia kemperį, aplankėm specialią stotelę ir čia įsigijom pasą N222 keliui. Kadangi lankėme šią vietą, gavome į pasą pirmąjį štampą, o visas lankytinos vietos, kur mes turėsim surinkti kitus visus štampus, yra čia vat pažymėtos tokiais QR kodais. Ir visos šios vietos yra išsidėsčiusios visam Douro slėnyje. Būtent ten, kur mes šiandien ir važiuojam. Įsigijome ne tik pasą, bet ir štai tokį lipduką, kad papuošti savo vano galinės duris. O šalia turistų ofiso parduotuvėlės yra karštos versmės, kuriuose galite nusiplauti rankas, pamirkyti kojas. O viešpatie karštas! Tikrai labai karštas, vos eina išlaikyti rankas. Kartu su padavėja atkeliavo ir štai koks draugas. Čia jos padavėjos šuo šitas yra. Atėjo, kartu atlydėjo. O prie Panių visiškai šalia yra restoranėlis, kur nusprendėm užsukti išgerti kavos, paragauti šiandieną tipišką portugališką patiekalą bifaną. Nu labai įdomus patiekalas, bet kokia bandelė minkšta. Tiesiog ištirpsta burnoj. Už 4 eurus.
Tiek šitas bifana, kava su pienu, didžiulė stiklinė kolos. Šį Kaldas bar pasirinkom ne šiaip sau, o tam, kad gautume dar vieną štampą į savo Dauro kelio pasą. Kiekviena mieste yra netgi keletas vietų, kur galima gauti štampus, reikės pasižymėti ir gauti bent po vieną štampą. Nors yra vietų apie 10, kur tai galima padaryti. Grįžtam atgal į busą ir varom pirminį nuotykis rinkti štampų ir susižymėti savo Dauro pasą. Kelias N222 yra vienas vaizdingiausių kelių Portugalijoje ir eina palei didingą Dauro upę. Dauguma turistų tyrinėja Dauro upės slėnį kruizu. Tačiau šios ekskursijos parodo tik mažytę šio nuostabaus regiono dalį. Keliaujant automobiliu, galima pasiekti atokias apžvalgos aikšteles, atrasti vaizdingus slėnius ir aplankyti tradicinius kaimelius. Renkam štampus toliau ir dabar esam Peso de Regua miestelį ir štai čia vat yra didžiulė tokia prieplauka, kur per Dauro upę vyksta laivų kruizas, žmonės sėda į laivus ir plaukia visus tos 200 km nuo porto iki pat Ispanijos sienos, būtent su tokiais dideliais kruiziniais laivais. Pasiekėm ir savo nakvynės vietą, atrodo gan kukliai ir paprastai, nes dabar yra naktis, o rytoj ryte pamatysit, kas tai per vieta, tad tiek šiam vakarui ir pasimatom iš ryto. Nežinom, kažkokią kalną atvažiavom, rytoj bus matyti ir matysim vaizdą, dabar tai nieko, tiesiog po medžiais kažkur sustojom. Labas rytas, sveikinamės šiandien iš Rūko. Kol čia užsitraukęs Rūkas, varom pasižiūrėti į kitą šlaito pusę, kokiegi ten matosi vaizdai. Taigi, draugai, esam pačioje gražiausioje N222 kelio vietoje, tai yra apžvalgos aikštelė São Leonardo de Galafura. Iš čia matosi man už nugaros esanti Dauro upė ir praktiškai 360 vaizdas į visą Dauro slėnį. Apačioje visas Dauro slėnis, palei jį einantis N222, tas pats gražiausias pasaulio kelias. Ir spektakular tokie vaizdai, viskas rūksta. Atėjom dar ir prie tokio stulpo, kuris žymi šios vietos aukščiausią tašką. Nors vakar atvažiavom vakare, bet rytą sutikti čia labai smagu, labai gražus vaizdai ir tikrai verta. Taip, po truputį ir čia sklaidosi rūkas. Kamera štai čia filmuoja timelapsą. Tikiuosi, kad visai iš čia vykęs gavosi. Parašykit komentaruose, ką manote apie šio ryto timelapsą. Mūsų keliautojai atsikėlę gražioje vietoje sužavėti aplink supančių gamtos stebuklų leidžiasi į tolimesnę kelionę automobiliu. Nepaisant šios nuostabios vietos, jie jaučia nepaprastą troškimą atrasti dar daugiau nepažintų kampelių. Atvarėm prie užtvankos per Daurą ir kaip tik tuo momentu, kai iš aukštesnio lygio vandens turi perkelti didelį kruizinį laivą į žemesnėje užtvankos pusę. Visi žmonės irgi renkasi žiūrėti. Nu, ne kasdieną toks vaizdelis. Tai šitos konstrukcijos viduje dabar yra laivas, maždaug ties apačia, o čia va per priekį išleidžia visą vandenį, kuris buvo pačiam konstrukcijos viršui. O kitoj pusėje tai ganėtinai aukštai vanduo ir jo čia tikrai dar daug. Tai jau kaip žemai laivelis, dabar jiems reikia splauti, kol priekyje atsidarys šliužas ir galės plaukti. Na ką, procedūra baigta ir laivelis plaukia toliau savo per Dauro upę. Dar vienas sustojimas šiame kelyje. Pavažiuojam ir labai nedaug, tačiau tų sustojimų gaunasi netikėtinai daug. Na, bet nepaisant to, draugai, svarbiausia gera kaiminystė.
O ši vieta yra garsi dėl dviejų dalykų. Tai yra padaryta labai graži pasivaikščiojimams tokia kaip ir perėja palei Dauro upę. Čia galima išsinuomoti ir valčių turą. O svarbiausia, kad eidamas jauti tai, jog tu visą laiką esi virš upės. Tiek vienoj, tiek kitoj pusėj virš manęs šiuo metu yra Dauro upė. O antras dalykas būtent šis kalnas, nes kiek toliau už šios keteros būtent buvome šį rytą. Kiekviena diena yra naujiena. Jeigu vakar atsikėlėme su vaizdu iš lėktuvo, šiandien pas mus už lango vaizdas iš katerio ar gal net savo privačios jachtos. Vaizdas tiesiai į Dauro upę, kaimynų jachtą. Tai kaip ir sakiau, svarbiausia gera kaiminystė, paskui viskas savaime klostosi. Atsikėlę Pinhavo miestelyje ant upės kranto, keliautojai nusprendžia pasivaikščioti po aplink esančias kalvas ir pasižvalgyti į apylinkes iš aukščiau. Tai dabar einam čia palei kažkokią tai upės vagą, kuri įteka į Dauro upę. O anam krante yra visas Pinhavo miestelis. Ankstyvas sekmadienio rytas, dėl to tylu, žmonių dar nėra, visi miega. Kaip ir pridera tikram senoviniam kaimeliui, romėnų laikų tiltas. Vaizdai tikrai gražus, atperka visą lipimą į viršų. Kadangi statutai, aišku, kodėl navigacija rodė, kad 2,5 km teks lipti 1 valandą. Pasirodo, reikės žiūronų. Gerai, kad turiu žiūronus. Pasiekėm ir savo kelionės tikslą – Miradorą, apžvalgos aikštelę, pavadintą rašytojo Miguelio Torgos vardu. Tai yra vienas garsiausių, net Nobelio premijos laukiantis portugalų rašytojas. Nuo šios vietos atsiveria nuostabus vaizdas. Matomumas skaitau, kad yra geras, nes matosi realiai viskas, kas pažymėta ir šiame stende, kas turėtų ir matytis. Į savo kelią pradėjome iš to miestelio, čia tokiais serpantinukais, žygiavom, keliukais, va tokiais va alyvuogynais ir atėjom. Šiaip anam krante yra dar ir normalus kelias, galima tokį didelį lanką daryti ir štai čia atsidurti, būtent su automobilio pagalba. Bet šį kartą savo masterį palikom pasilsėti krantiniai ir nutarėme daugiau pasivaikščioti pėsčiomis. Laukia visiškai rūkas. Slėnio nesimato, lyja, bet vaizdai labai gražus. Kelionės gali būti ir lietingos, ir saulėtos, bet tai nesustabdys mūsų keliauninkų nuotykių troškimo. Svarbiausia keliauti ir patirti viską, ką siūlo pasaulis, nepaisant oro sąlygų. Valė de Mendes Miradoras, pats aukščiausias apžvalgos taškas visame Dauro regione. Ir kalne, koks oras iš tikrųjų, tai daug visko nesimato, gero vaizdo nėra, rūkas šiek tiek primena Rumuniją. Tai čia ilgai neapsistojam ir važiuojam toliau. Nutolom nuo savo 222 kelio, nuvažiavom link Alijo miesto, tam, kad apžiūrėtume keletą Miradorų, pasigrožėtume vynuogynais. Dėl esamo rūko ne visur vaizdas labai gražus, bet šiuo metu esame prie Tao upės. Kadangi lyja lietus, tai net neina į lauką filmuotis, bet iš tikrųjų amazing, kad galima su automobiliu atvažiuoti būtent į tokius Miradorus. Tokios upės kaip Tao ir visos kitos įtekančios į Dauro upę čia labai svarbios. Aplink jas esančiose slėnėse taip pat yra labai daug auginama vynuogių. Viskas yra plaukdama link Dauro, o jau tada didžiąją Dauro upę viskas varo tiesiai į Porto miestą. Viso labo, Tuvo upės ilgis siekia tik 40 km. Iki 2008 metų palei upės krantus ėjo siaura geležinkelio linija. Po ilgos pertraukos ir ilgo ginčo tarp Portugalijos vyriausybės ir aplinkosaugos organizacijų 2017 metais prasidėjo Fostuvo projekto įgyvendinimas. Pastatyta didelė užtvanka ir elektrinė netoli upės žiočių santakoje su Dauro upe. Taip pažabojus gamtą pradeda gaminti elektros energiją. O visą tą baseiną sulaiko štai šitokia didelė ir labai galingai atrodanti užtvanka. Laukia vaizdas tai kaip kokioj pirmykščiai žemėj, visur viskas tik rūksta,
Garai kažkokie, rūkai, lyja lietus, žalia, šlapia, kažkiek net Lietuvą primena. Atvažiavome į dar vieną miradorą, tačiau, kaip matote, šiandien nieko negalėsim pamatyti, nes visas slėnį gaubia rūkas. Todėl mes važiavame toliau. Tai apvažiavom čia va tuos visus kalnus iš kažkur ten giliai. Grįžom atgal prie Dauro upės. Čia yra dar viena užtvanka ir dar vienas labai įdomus dalykas. Šiame kanale ir vėl yra laivas. Tik šį kartą laivas yra keliamas iš apatinės upės dalies į viršutinėje. Čia dabar yra pilamas vanduo ir tai po truputį laivas kyla, kol galės įplaukti į kitoje užtvankos pusėje esantį aukštąjį vandenį. Dauro upe galima nusigauti į įvairiausius upės taškelius. Pagrindinis yra maršrutas vykti į Porto miestą. Tai galima padaryti greičiausiai nuo čia esančio Pinhao miesto per nepilnas 4 valandas. Tačiau kai kurie turistiniai maršrutai čia plaukia net ir savaitę laiko. Laivas persikėlęs nuplaukė toliau Dauro upę, o mes judame toliau savo keliais. Atvykom ir į paskutinį miradorą prieš grįžtant į N222 kelią. Tituluojamas antras pagal grožį miradoras Sao Salvador de Mundo. Labai graži vieta, plus labai fainai padaryta parkingai automobiliams prisiparkuoti. Gal oras, aišku, galėtų būti ir geresnis, mažiau debesų. San Salvador de Mundo apžvalgos aikštelė yra kairiajame Dauro upės krante. Vieta yra tikrai įspūdinga, 493 metrų aukščio ir turi statų šlaitą iki upės. Išskirtinis šios vietos bruožas yra tai, kad iš čia atsiveria ne tik puikus vaizdas į upę, bet galime matyti ir šlaituose augančius vynuogynus, kurie čia auginami jau daugiau nei 2000 metų. Gal aš čia filmuoju, Virginija prisirinko gilučių, ne? Kas čia bus su tom gilutėm? Ką darysi giliu? Čia labai daug auga ąžuolų. Dabar pats metas, kada galime prisirinkti gilučių, nes labai lengvai atskyla nuo savo viršūnėlės. Tada ženklas, kada galima jas rinkti. Ką, chebrytė, biški rūko turim. Bet nieko, duodam prieš rūkinius ir varom. Nieko nesimato. Va, tik kada normaliai matosi automobilis, jau kai visai šalia. 222 kilometras pasiektas, atsižymėjom, o dabar dar varau į miestelį. Čia irgi kažkoks kaip punktas viso šito kelio. Gal kažkokį dar parašą duos, ar gal reikia šitą pasą parodyti. Pasižiūrėsim, kas čia gero. Hello. Yeah, hello. I'm collecting stamps for this. Darote? Okay. Tai čia tokia kaip ir kavinukė, kur galima jau gauti tą finalinį štampą, savo pasą. Gavau dar tokį finalinį lipduką. Su Virginija dabar turim grįžti atgal. Tai dabar jau tiesiai N222 keliu judėsim link pat Porto. Ten susirinksim dar likusių miestelių štampus, kad būtų pilnai užpildytas pasas. Ir tada jau misija Dauro slėnis bus pilnai įvykdyta. Kelionės maršrutą svarbu pasidaryti darbų namuose, bet ne ką svarbiau pasilikti ir laisvos erdvės netikėtiems atradimams. Būtent taip netikėtai keliautojai atrado ir šį medinį taką, stūksantį kalno šlaite. Leidžiamės dabar, bet kaip čia reiks užlipti visus tuos laiptelius? Šis takas atidarytas tik prieš metus laiko. Jį sudaro tik 930 metrų, kadangi takas eina šlaitų žemyn, tai jame yra beveik 1000 laiptelių. Einant šiuo taku puikiai matosi, kaip Kao upė įteka į Dauro, taip pat šalia manęs matosi ir šlaitai, ant kurių auga Dauro upės vynuogynai, kurie čia auga nuo neatmenamų laikų. O kadangi ryte važiavom štai per tą pačią einantį tiltą, būtent nuo ten ir pastebėjom šį taką. Nu, kaip vėliau paaiškėjo, bevartant Dauro kelio pasą, ir čia taip pat gavome dar vieną štampuką į savo pasą.
Dauro slėnis labai garsus yra savo geležinkeliais, kuriais link porto keliauja ne tik žmonės, bet ir visi čia užauginti dalykai, skaitant vynogės, pupeles, alyvogės, o šis mūsų kelias būtent čia ir baigėsi ties kažkada veikusia ir dirbusia geležinkelio stotile. Tačiau jau daug metų atgal ši geležinkelio stotis yra uždaryta ir čia traukiniai nebevažiuoja. Čia apsilankę dabar traukiam atgal, laukia challenge'as, beveik 1000 laiptelių į viršų. Nuotaikos pusiaukelį įlipant atgal. Nusileisti, tai viskas, labai lengva, bet užkilti viršų jau yra reikalų. Dar kažkoks lietus prasidėjo, tai šiek tiek šlapia, lipti sunku į viršų, tos beveik 1000 laiptelių. Kad mes truputį uždusę, tai negalvokit, kad čia dėl to, kad labai sunku, tiesiog mes labai skubam, nes nenorim būti sulyti lietaus. Pagaliau pasiekėm kalno viršų, tai kažkur va ten va, apačioj buvom nusileidę va tą tarpeklio prie pat upės. Freyr de Mirador Albufeira. Mes judam toliau 222 keliu, tik jau šį kartą kilometrai mūsų mažėja ir judame porto kryptim. Jau hebra vėl vakarėja, o mes važiuojam čia seilę varvinam, visur renkam parašiukus ir negalim atsigrožėti visų šio grožių. Jeigu kur nors čia stovėsit prie porto ar kažką, būtinai išsinuomoji automobilį ir važiuoji čia. Tie, kas mėgsta vairuoti, čia žinokit bus malonumas jau vien tiesiog važiuoti. Bičiuliai, nors orai tokia ir apniukę, tačiau nakvynės vietos kiekvieną dieną viena vis geresnė už kitą. Ir šiandien turim štai tokią nuostabią panoramą per savo galinės būso duris. O dabar varome su manim ir parodysiu dar vieną nematytą dalyką kemperių aikštelėje. Čia man už nugaros yra kemperių zona. Ir viskas būtų kaip ir normaliai, bet štai čia yra įmontuotas dušas. Ir čia yra įmontuotas dušas ne kemperiams, o būtent žmonėms. Štai išsipili kemperį, prisileidi vandens ir po visų šių procedūrų atsisuki ir gali savo palysti po dušą ir išvažiuoti visiškai švarus. Bet vanduo tai šaltas. Turėti dušą keliaujant svarbu ir gera, net jei jis ir šaltas. Tai suteikia gyvumo ir pasitenkinimo jausmą, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Ką, šiandien rytą Dauro slėnis sveikinasi su vaivorykšte, bet kokios spalvos. Rytą pradėjom gražiai, išvažiavom, pamatėm nuostabią vaivorykštę, o paskui leidomės kažkur gilyn tarp kalnų ir ieškojom aparato, kad savarankiškai išmušti štampą į Dauro pasą. Štai toks aparatėlis, išmušantis štampą. Kišam savo Dauro pasą ir štai tokią rankenėlę čia. Na ir žiūrim, ar viskas gerai suveikia, išmuštas. Taip važiuojant kalnais, bei jų siaurais keliukais, vakarop keliautojai pasiekia ir gražų į Lamego miestą. Sutemo, lauke lyja, žodžiu, permirkom jau valandą, duodamės Lamego mieste, niekur negalim rasti, kur atsižymėti savo pasą. Tai galiausiai per turistų ofisą suradom pasteleriją ir čia jau gausim savo pasą, nes turi pažymėtą specialų ženklą, kad čia jau išduodas štampus. Turim štampą Solar de Espirito Santo, ta vieta šiame mieste, kur galit pasiimti savo štampą. Taip lyja, kad net prireikia išsitraukti skėtį. Gerai, kad turim kemperių klubą skėti namuose. Varom atgal į busą, gana čia lydytis. Lamego miestą keliauninkai pasirinko neatsitiktinai. Jame galima gauti ne tik taip reikalingą štampą į Dauro kelio pasą, bet čia taip pat yra ir šventovė pastatyta slėnio viduryje 18 amžiuje Remedijos Dievo motinos garbei, kuri buvo visiškai baigta 1905 metais. Į kalvos viršūnę veda įspūdingi barokiniai 686 laiptai, kurie baigėsi olėta šventovė. Ir vėl laiptukai. Puikiai reljefo geologija pabrėžia komplekso didybę. Apsupta tankių medžių sudarančių Santo Estevų parką,
labai patrauklę ir mistišką vietą. Už poros valandų kelio nuo Lamego miesto kelionė Portugalijoje pasisuko ne pačia palankiausia keliautojams linkme. Spraugusi padanga prieš įvažiuojant į Portugaliją dabar atrodo menkmenkis palyginus su tuo, kas dabar atsitiko. Išėmiau pagalvę, pasirodo, jinai vienoje vietoje čia trynėsi šiek tiek į pačią lingę. Nu va, ir tokia pratrinimo žymėje matosi ir iššovė. Galiausiai pabandau viską daryti taip, kad paliksiu tik vieną pagalvę galinę. Šitą vieną išsiėmiau, sniausiu pneumokarsams. Tai dabar klausimas tik tai, ar jinai viena sugebės atlaikyti, nes čia vat yra tarpas. Tai žodžiu, čia tą buvusią vamzdelį atjungiau, dabar pajungiau, kad tiesiogiai tik čia eitų oras ir daugiau niekur nebepatenka oras, čia užsidaro grandinė. Virginija pučia dabar, tai turi po truputį grįžti ratas į savo vietą. Tikiuosi to vieno pneumatiko pakaks, kad išlaikytų visą tą pusę. Laikom špigas. Užsikūrom ir bandysim dabar kažkaip važiuoti su 3 pagalvėmis vietoj 4. Dar turim užvežti žmogui raktus, nes irgi neturėjau savo raktų, tai teko skolintis. Dabar tikiuosi iki Sinfaja miestelio važiuosim, tai iš karto blemba varysiu raktų rinkinį nusipirkti. Tai galiausiai pasiekėm Sinfajas miestelį ant 3 pagalvių. Na, važiuot galima, galas truputėlį pasėdęs, bet dabar turim kitą problemą, nes lietus lyja ir nesiruošia nustot lyjas. Tai aišku, jau už lango sutema, nežinau ką daryti dabar net. Man reikia nuimti dar kitą pagalvę ir pasižiūrėti, kaip jos ten būklė. O ta plyšusi pagalvė yra štai čia pas mane. Aišku, gaila, kad taip atsitiko, tačiau pneumokarsai tikrai maladėts, va, visą informaciją, viską susakė, ką žiūrėt, kur ką tikrint telefonu ir sakė būtinai jas atsiųsti dabar jiems, perdarys viską kitaip ir tada jau sakė, turėsim amžiams ramybę. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus. Bet dabar reikia sulaukti geresnių orų, kad galėčiau nuimti kitą ratą ir pasižiūrėti, koks yra stovis kitos pagalvės esančios priekį. Na, čia Virginija nervuojasi, kad taip atsitiko ir ieško dabar telefone, kaip išsiųsti pagalvės šias į Lietuvą. Ir taip be perstoja. Visą vakarą, dar ir vėjas labai stiprus, tai net busas siūbuoja. Po audringos nakties ir ilgai trukusio lietaus rytas Sinfaja miestelėje pasirodė daug malonesnis. Tačiau vakar dieną įvykusios problemas su automobiliu niekur nedingo. Tai pagalvės iškeliavo į Lietuvą, greituoju paštu, tiesiai iš Portugalijos, kainuoja 17 eurų, 3 dienų bėgyje jos jau turėtų atsidurti Lietuvoje pas pneumokarsus. Na, o jūs, bičiuliai, likite įsijungę mūsų kanalą, būtinai užsiprenumeruokite, kas dar to nesat padarę ir pamatysim, kaip čia visa šita situacija baigsis ir ar mes dar galėsim toliau važiuoti su savo venu.